Sveiki, gerbėmiai Lietuvos sodininkai. Mes šiandien svečiuose Kauno apylinkėse pas Joną Matelį. Na, šiandien kaip tik ir norėčiau apie graikinius riešutmedžius pakalbėti. Čia mes dabar kaip tik esame prie vieno iš graikinių riešutmedžių medžio. Jam maždaug apie 10 metų. Jisai jau davė keletą metų derlių. Esu surinkęs kolekciją iš įvairių Lietuvos vietovių, kur tik tai sužinau, kad yra labai derlingas medis. Aš jį apžiūriu, žiūriu kokie jo vaisiai dydžio, koks jų derlingumas, atkreipiu dėmesį, kaip atrodo pats medis, ar jisai neapšalęs, kad jisai būtų ištvermingas žiemą. Dar svarbu, kad nebūtų labai storas kevalas, kad būtų ir skonis geras. Kaip tik turiu savo kolekcijoje keletą tokių, kurie tikrai būtų kuriuos verta būtų auginti net ir pramoniniu būdu. Tai galėtų daryti ūkininkai, kurie turi keletą hektarų žemės. Ir iš to galima sukurti tam visiškai neblogą žemės ūkio verslą. Galbūt pelningesnį negu kad auginant kokias nors daržovės arba grūdinės kultūras. Dabar yra toks starto klausimas, kokio dydžio turėtų būti plantacija, kad jinai apsimoka, kad būtų apsimoka čia Lietuvoje auginti? Na, žinot, sakyčiau, plantacijai veisti vis tiek jau nors hektarą reikia. O galima ir 10 hektarų, žinoma, galima ir 100 hektarų. Taip. Aš siūlau šitą augalą auginti pramoniniu būdu dėl to, kad jisai duoda gan didelį derlių. Dėl pramoninio auginimo riešutmedžių, tai turiu pasakyti, kad kaip kas mano, kad šitas augalas negali pas mus ištverti mūsų žiemas. Tai yra ne visiškai taip. Gali, žinoma, jisai ir iššalti, bet yra atskiri augalai, kurie jau yra kelintos generacijos, kurių vaisiai buvo pasėti, jie davė savo vaisius, tie davė savo ir taip keletą per daugelį metų tie augalai priprato prie mūsų klimato ir jie pasidarė atsparūs jau šalčiui ir juos pilnai galima sodyti pramoninėse plantacijose. Dabar kaip kas galvoja, kad tai pietų augalas, tai jisai gali neprinokti. Tai yra visiškai netiesa, jų vaisiai visuomet prinoksta, nėra tokių veislių vėlyvų, kurie nesuspėtų prinokti. Kai kurios prinoksta biškiai anksčiau, ten rugsėjo vidury, kitos rugsėjo pabaigoje, bet mano, pavyzdžiui, kiek aš esu čia pasodinęs įvairių čia augalų, iš įvairių vietų, jie yra kilę, jie visi visuomet prinoksta. Taigi svarbiausia, kad ištvertų medis. Taip, svarbu, kad derėtų. Kad jisai būtų derlingas. Pagrindinis visgi toks dalykas, kad visgi jisai būtų ištvermingas. Antras dalykas, kai jis būtų derlingas. Vėlgi paskui, kad pačio vaisiaus kokybė būtų pakankamai gera. Tai būtent, kad jisai būtų skoniu gero, kad jisai lengvai įsigliaudytų, kad jo apyvaisis irgi lengvai nusimtų. Jie paprastai prinokę, įsiskečia jo apyvaisis, prasiskečia ir jisai iškrenta tiesiog. Ir belieka tik tai vaisius aplinkoje apeiti medį ir susirinkti. Dar viena yra problema ta, kad juos reikia padžiovinti, nes jeigu jie nebus džiovinami, jie neįsilaikys per žiemą. O išlaikyti juos labai lengva bet kur, kambarį tiesiog galima išlaikyti, bet prieš tai reikia dar juos, jeigu saulėtos dienos, galima ant saulės juos laikant, padžiovinti ten porą savaičių, plonus sluoksnių papilus. Jeigu nėra saulėtų dienų, tada reikėtų juos jau kažkur taip kambarį ten šiltai prie radiatorių ar kur, kad jie, taip sakant, biški
pradžiūtų, nes jeigu jie nedžiūvinti bus sudėti į maišus, jie pradės pelyti, branduoliai jų pradės pelyti. Čia labai svarbus niuansas. Tai svarbu, tas yra. Nu, bet jeigu jau žmogus įsiveis į pramoninę plantaciją, tai žinoma, jam džiovyklą įsirengti irgi nebus labai jau ten didelį problema. Dabar toks yra labai svarbus klausimas, kada pradeda pasodintas medis gerėti? Derėti šiaip jie pradeda, palyginus su kitais vaismedžiais, vėlokai. Net ir gali tekti laukti 8, 10, net ir 12 metų. Bet yra atskirų veislių, galima sakyti, veislim jas vadinti, ar tai iš atskirų medžių, kurie duoda vaisius iš jų, reiškia, sėklos išauginti. Medeliai duoda vaisius jau būnami medelinė augdami, net 2, 3 metais. Mano praktikoje tai 3 metais buvo, sakyčiau, net kokį 10-20% medelių, kurie jau buvo vaisius subrandinę. Seinukai. Taip, seinukai. Pasėjus, reiškia, pirmus metus jisai užauga maždaug apie 20 cm, antrus metus jis užauga apie metrą ir paskui 3 metus jau jisai šakojasi, vainiką sudaro ir jau kai kokį žiedą suformuoja. Kai kurie žiedai neapsidulkina dar kažkaip, tai ne visi, žinau, užmezgi vaisius, bet buvo vaisių jau net ant 3 metų medelio. Aš juos kaip tik buvau susiraišiojęs raudonus raištelius, taip kad buvo įdomu žiūrėti, kaip jie ten ir kaip kurie prinoko. Į šitą savybę šitie medeliai jau palieka paveldėt, jie paveldės dabar dėl dauginimo, tai šie augalai visgi laikomi savidulkiais, nes ant to pačio medžio yra ir moteriški žiedai, yra ir vyriški žirginiais vadinami. Ir tas medelis gali augti ir vienas, ir jisai apsidulkina, nors literatūroje rašoma, kad kai jų yra daugiau, jie geriau apsidulkina vienas kitą ir padidėja derlius, ten 10% padidėja derlius, kada jų didesnis kiekis auga vienoje vietoje. Jos apdulkina vėjas ir jie gali susikryžminti. Tada jie, žinoma, gali ir šiek tiek nukrypti nuo motininio augalo, bet jeigu tam gaujeliai augs visi labai vertingų savybių, tai tikimybė yra, kad ir iš jų vaisių išaugę nauji augalai irgi pakartos motininio krūmo savybės. Nu, žinoma, 100% nėra garantijos, kad visi bus panašus į tuos tėvinius ar motininius augalus, bet visgi šiaip savo praktikos aš galiu pasakyti, kad iš mano skiepyto riešutmedžio išaugę vaisiai buvo pasėti ir jie jau darė derlių ir tų riešutų kokybė pastebimai nepakito. Galbūt šiek tiek jie gal ir mažesnių svorių buvo ar ką, bet taip vizualiai žiūrint, jie man atrodė tokie patys kaip ir ant motininio. Tik tai dar jie pagerino savo tą savybę, kad jie pasidarė labiau atspari šalčiui. Kadangi motininis tas krūmas, jisai gan dažnai vis apšaldavo. Nedaug, bet vis tiek apšaldavo. Išauginti iš jo riešutų išaugę jauni medeliai, kurie jau dabar pradėjo ir derėti, jų pašalimo visiškai nesimato. Čia labai įdomu. Nu, čia gaunasi selekcinė tokia... Natūrali selekcija. Ir iš jų dar išaugę, iš jų to vaisiaus išaugę medeliai dar bus atsparesni šalčiui. Ir taip galima sukurti tokias veislės, kurios tikrai pakels mūsų žiemos šalčius ir duos puikų derlių. Dar turiu klausimą dar prie pramoninių šitų plantacijų. Ar turime jau Lietuvoje? Nu, man žinoma, kad žmonės jau įsiveisė po keletą hektarų. Po keletą hektarų? Taip, ten po 2, po 3 hektarus jau turi žmonės. Nežinau, dar derliaus gal didelio negauna,
ten dar jie pradeda derėti, kaip įprasta jau vėliau. Tai didelio derliaus, gal pramoninio derliaus dar negauna, bet tai čia augalas, kuris gyvena net iki 100 metų ir čia jau derlius bus vėliau toks, jau nauda iš jo bus. Iki 100 metų gali derėti. Taip rašo literatūroje, ir iš viso aš esu girdėjęs, kad Moldavijai, kur ten auga medis, kuriuo vaisiais naudojosi visas kaimas. Kiekvienam žmogui paskirta po šaką. Vienas žmogus nuo vienos šakos nusiskina, ten susirenka, kitas nuo kitos ir visas kaimas. Ten turi būti jau, visam kaimui užtenka riešutų, tai tas medis jau žinoma turi būti jau 100 metų tikriausiai. Dabar dėl atstumų, tai rekomenduojama sodinti juos kas 8, 10, 12 metrų vieną nuo kito. Galima susodinti juos iš pradžių ir sutankintai. Aš savo čia plantacijų juos esu susodinęs 8 ant 12. Aš paskui dar į tarpus, kur 12 metrų atstumo vienas nuo kito, susodinau dar po vieną medelį. Juos aš planuoju po keliasdešimties metų, paskui galima jau juos išpjauti. Kai jau vainikai sutankės, jie jau bus daug metų davę derlių. Ir tada galima juos pašalinti. Bus gera mediena baldų gamybai, sakykim. O aš matau, kad jūs ne vieną kamieną darot. Kaip formuoja čia? Čia specialiai aš juos formuoju krūmo formos. Tai šioks toks nepatogumas po jais paeiti nušienauti, bet tai duoda tą naudą, kad jisai pasidaro atsparesnis žiemos speigams. Jeigu ir apšąla kiek nors ten, tai jisai lengviau atsistato. Nes jeigu vieno kamieno, jeigu jisai nušals, visa žievė aplink tą kamieną nušals, jam sunku bus vėl atželti iš apačios. O kada jisai taip kelių kamienų, tai viena šaka, kad ir apšalo, o kita galbūt neapšalo ir tada jam lengviau atsistatyti. Visgi tai yra pietų augalas ir tai turi didelę reikšmę, kad jisai ir apšalęs galėtų greitai atsistatyti. O jis atsistato labai greitai, jis atželia labai gerai. Turi tą savybę, kad po apšalimo labai greitai atsistato. Vėl vainikas suformuoja. Mes sumažinom riziką. Taip, sumažėja rizika iššalimo, kada jie auginami krūmo, o ne medelio formos. Ir tarp kitko reikia būtinai balinti iš rudens. Taip, balinimas irgi reikalingas, kadangi čia tai kaip ir obelis, kad balinamos, taip ir riešutmedžiai gali nukentėti, kada pavasarį dar būna šalnos gan stiprios naktį, o dieną saulė pakaitina ir tada žievė atšoka ir jinai nukenčia nuo šitų temperatūrų skirtumų. Taip, kad balinimas yra būtinas, galima sakyti. Aišku. Ir dabar, aišku, klausimas dėl priežiūros. Ar reikia purkšti? Ar serga riešutai? Na, žinot, ar yra kenkėjų? Čia yra labai svarbu. Kiek iš savo praktikus aš esu pastebėjęs, kad kenkėjų tikrai nesu matęs. Literatūrą man teko skaityti, kad jisai skleidžia kokias tai medžiagas ten lapai jo, kad jisai atbaido uodus, pavyzdžiui, po riešutmedžių gali sėdėti, uodai niekad nepuls tavęs. Ir kitokių kenkėjų irgi aš nesu pastebėjęs. O ligos, tai praktiškai vieną kitą riešutą esu pastebėjęs tokį pajuodusį. Bet tai čia labai retas, tik tai vienas kitas riešutėlis, tai ten matomai kažkokia tai liga. Aš kaip nemokslininkas negaliu pasakyti, kas ten labai praktiškai, tai didelės žalos tas nepadarė. Mano plantacijoje nei lygos, nei kenkėjai man žalos nepadaro. Tai puiku, tai reiškia, kad galima auginti šitą riešutą ekologiškai visiškai. Taip, galima ekologiškai auginti. Kiškiai, manau, irgi jo negrauš, nes jo sultis tai gan tokios aštrokos, ten jam nepatiks, manyčiau, žievę graužti. Obelis jau kitas dalykas, o čia tai
Taigi mes galime patart sodinti riešutus ne tik pramoninėse plantacijose, bet ir... Nu, gali sodinti asmeninėse soduose, kiekvienas mėgėjas, gali pasisodinti savo po riešutmedį, bet reikia turėti omeny tai, kad jisai gan daug vietos užima. Didelis medis, taip. Taip, kad jeigu ten tik tai kolektyviniam sode, tai 6 arų sklype, tai tik tai gal porą ar 3 riešutmedžių te tilptų. Taip, taip. O jeigu sodyba žemės daug, tai galima ir pasisodinti, nes tikrai augalas naudingas, jo maistinės savybės labai geros, ten trečiaja duona vadinamas, derlius vėlgi literatūrų minima, kad ten iš hektaro galima 10 tonų ir daugiau gauti. Dabar klausimas, ar reikia genėti? Jeigu reikia, tai kada? Na, genėti reikėtų. Yra patariama, kad genėti geriausiai rugpjūčio mėnesį, nes dabar pavasarį nupjovus šaką labai sultis varva ir tada augalas nukenčia. Obelis, pavyzdžiui, nevarvina, jos galima genėti ir dabar, o riešutmedį reikėtų genėti rugpjūčio mėnesį, vasaros pabaigoje, kad jisai dar spėtų iki žiemos užgydyti tas genėjimo žaizdas. Kažkokias ypatingas gal taisyklės yra? Na, reikėtų pirmiausia stengtis suformuoti vainiką. Bet jeigu taisyklės yra, tai mes geriau gal rugpjūčio mėnesį parodysim, kaip tą daryti reikia. Galima bus rugpjūčio mėnesį. Nu, galima ką kalbėti apie genėjimą, tai kad jeigu sutankėja dabar šakos, jau matosi, kad jos viena kitą trina, tai tada reikia šalinti tas besitrinančias, kurios vainiką sutankina, saulė uždengia viena kitai, irgi reikėtų tada praretinti. Nu, o dėl pačio vainiko formavimo, tai kaip matot, čia pas mane formuota krūmų formos, bet galima ir medelio formos. Ten keletas auga medelio formos. Medelio formos tuo gerai, kad po juo galima vaikščioti jau laisviau ir susirinkti derlių ir žolę nupjauti lengviau. Galima įvairiai ir taip formuoti vainiką. Na, mes dabar esame prie kito medelio, kuris jau yra kamieno formos suformuotas, vainikas aukščiau nuo žemės, po juo galima ir stačiam beveik vaikščioti. Ir dabar dar norėčiau pasakyti, kokią dirvą jie mėgsta. Tai apie sodinimą labai būtinai reikia pasakyti, jo. Tai jiems labiausiai visgi patinka augti tokioj priemolio dirvoj. Priemolis jiems labiausiai tinka, nors augti gali ir smėlingoj dirvoj, bet tada jų skaito amžius trumpėja. Jie nebūna tokio labai stambus vainikai, juos tada galima ir tankiau jau sodinti, kadangi jie tokie stambus neužauga. Kokie yra sodinimo ypatumai? Kaip sodinti teisingai? Paruošti duobę? Duobę kasti galbūt reikėtų, kaip ir visiems vaismedžiam, manyčiau, kad 60 ant 60, žiūrint kelių metų tą medelį mes sodinam. Nes šiaip jie pasėti, sėklom padauginti, jie pagrindinę šaknį nuvaro labai giliai. Ir jeigu mes jį kasim, pavyzdžiui, jau 3 metų norėsim pasodyti, mes būsim priversti nukirsti jo tą pagrindinę šaknį ir tai jį labai traumuos. Todėl aš patarčiau geriau sodinimui imti medelius tik tai 1-2 metų amžiaus. Galbūt 2 metų pats būtų geriausias variantas. Tada jų nenusikerta taip ta šaknis. Aš savo medelinę tai net naudoju tą tokį šaknies nukirtimą po metų. Su kastuvu paistrižai iš vienos iš kitos pusės dirboja, tiesiog nukerto pagrindinę tą šaknį. Nes ta šaknis būna tai kaip morka gilin nuvariusi ir labai giliai jinai ten nuvaro. Taigi 3 metais mes nukertam ten tiek ir lieka tik tai šaknies ten tas... 95% šaknų mes praktiškai, paliekame žemėje. Taip, nes iškasti neįmanoma. Jinai 3 metų gali būti nuvarius pusę metro ir metrą galbūt nuvaro, nes jinai turi tokią savybę gilin lysti.
Taip, kad patartina visgi sodinti 2 metų, net ir 1 metų. 1 metų, žinoma, jisai mažas bus, tik tai 20 cm aukščių, bet užtat šaknų sistema jau gan gera būna ir 1 metų. Jį tada lengva transportuoti, pervežti iš vienos į kitą. Girdėjau, kad reikia duobės dugną smulkintų plytų ir taip toliau, tenai kažko pridėti. Na taip, tokia praktika naudojama. Nu, dėl ko tai daroma? Tai tas daroma dėl to, kad jisai greičiau pradėtų derėti. Kadangi augalas atsimušęs į plytgalius, sakykime, šaknys atsimušusis, jos pajunta, kad kažkas jau ten trukdo joms augti. Tai reiškia, yra kaip tik toksai signalas, kad reikia kuo greičiau pradėti vaisius vesti, kad tie vaisiai, tai yra jų vaikai, galėtų persikelti į geresnės gyvenimo sąlygas. Toks yra gamtos dėsnis. Aišku. Tai, sakyčiau, tas daryti galima, bet galima patrumpinus šaknį pasiekti tą patį efektą. Kada ją po metų nukerti, jinai tada išleidžia šoninės šaknis ir tada daug geriau prigyja. Ir žinoma, ir tas derėjimas tada galbūt pagreitėja, anksčiau jinai pradeda derėti. Kadangi jinai irgi pajuto kažkokį tai, kažkas jau jai ten pasikeisino į ją. Taigi jūsų sodinukai jau anksčiau pradės derėti dėl to, kad jūs pakertat tą šaknį. Na taip, ir jie geriau prigis. Kadangi jie pridėtinių šaknų, kuokštinių daugiau šaknų, jie lengviau prigyja. Linkiu auginti Lietuvoje ne tik obelis, kriaušes, slyvas, bet ir tuos augalus, kurie atkeliavę iš svetur, iš šiltųjų kraštų, bet jau jie yra aklimatizavęsi pas mus ir kuo puikiausiai pas mus gali duoti gerą derlių. Ir sėkmės jums. Viso gero.